Vaikų šioje mažoje erdvėje tiek daug, kad net sunku suskaičiuoti. 3 Editos berniukai ir mergaitė, bei 2 jos mažieji broliukai ir sesutė. Iš viso 7. Be to dar 4 suaugusieji, Editos tėvai ir jiedu su vyru. Jau keletą mėnesių darni šeima glaudžiasi 2 mažuose kambarėliuose. 11 žmonių miega 4 lovose. Nu va, čia va, ant šito va, aš, vyras ir mažoji miega. Čia va, tėtis miega, kitam kambarį vienoje lovytėje vaikiukai miega, 3, o paskui to didžioji lovai miega mama ir dar 2 vaikučiai. Vat. Nu va, taip ir sutelpam. Nematau jokių sunkumų. Priklauso vietar. Esam tokiam reikalui. Savo naštą nėra sunkiai. Neturbūt sunkiai. Daugiau Editos mamos mums taip ir nepavyko prašnekinti. 6 vaikus pagimdžiusi moteris tiesiog neįstengė kalbėti apie dukters namuose kilusi gaisrą. Antrąją Kalėdų dieną akimirksniu supleškinusi namus ir pasiglemžusi bočelio gyvybę. Skaudė, kad sudegė. Atsisakė žiūri 10 metų. Per 5 minutės sudegė. Atleisk. Tas dalyks įžiaurus, aišku, kai supranti, kai degi, bet kai žinai, kada kambarį žmogus dega, tu nieko negali padėti. Tas baisi. Sprogimas įvyko apie 1 nakties. Vaikai jau seniai buvo suguldyti. Miegojo ir Editos vyras Jonas. Tylu buvo ir kitoje namo pusėje, kurioje gyveno pasiligojęs moters senelis. Miegas neėmė tik Editos. Susitvarkiusi namus, ji prisėdo prie kompiuterio. Horoskopas žadėjo didžiulės permainas. Skaitau savo horoskopą, galvoju, kad paskutiniu metu kad tikrai gerai gyvenom. Nebuvo tam, kad ten galvoti, ką valgyti, tenai, dar nors tikrai būdavo. Ir pavalgė buvom ir viskas, tikrai nebuvo sunkiai. Na ir ką, galvoju, paskaitysiu horoskopas, tik tiek atsimenu dabar šių momentų. Žuvies ženklui rašė, kad gyvenimas, vienu žodžiu, ateinančių metų pačių pradžioje pasakė 180 laipsnių kampą. Na, aišku, aš nepagalvojau, kai blogą pusę, galvojau, gal į gerą. Paskui irgi skaitėjau, kad žuvų ženklė, va šiais metais, 12 metais, tik dabar bijau pasakyti, kokius tos statulėlius reikia nuo ugnies ant palangės, kiekvienam namų kambarį, ant palangės nuo ugnies, va tokius statulėlius kažkokius, dabar tik buvau užsirašęs, bet sudegė. Bet matomai nespėjom, nes mes tą naktį sudegėm. Išjungusi kompiuterį Edita prigulė. Miego vis nesinorėjo. Tad galvojau pasižiūrėti filmą per televizorių, prisimena moteris. Tik atsiguliu į lovą, taip ant šonų pasitaisiau, žiūrėti televizorių. Taip, toks smūgis, toks nemoku pasakyti, toks. Pirma, išlėkė pečiaus durėlius ir ugnis iš pečiaus. Tada vyras atsikėlė ir tuo momentu, kai jis atsikėlė kelių sekundžių bėgiui, sprogo pats tas dujų balionas. Bent jau aš tiek suprantu, kiek aš supratau, kas įvyko. Ir nieko, ir toks sumaištas vyras bėg ten, aš vaikus. Plikus miegančius išlavė. Tik mergytė, vis laik naktį nusiklostom, mėgiai nusiklostyt. Mana buvo su gedrytėm švarom ir su bliuskutė tik tai ilgom rankom. Bet taip, mergytė, grobiau kažkaip, nežinau, matyt, su visa kaldra. Ne tai, kad plika, bet su mergytės visa kaldra. O berniukai visi grinai vyrs, visi po kelnaičių ir maikutis. Jūs mėgino dar gelbėti bočelį. Visų pirma, į virtuvę. Įbėgau, galvoju, dar gal kas nors čia nedaug, kas nors tyr. Tai bet kad iš ten parėjo viskas. Ten tiesiog nedegi tą virtuvę dar, bet įsilydė iš to karščiaus, kaip Pauliau dar veidą. Baunuosi apiplikyti, paskiau pradėjai terpti ant nugaros, ant trunktos, ves plastiką ten. Neįmanom be buvo nieko padaryti. Pro duris atgal jau grįžti neapgalėjau į kambarį. Tai pro duris išbėgau, Edita jau buvo atidarius langą, vakus. Iškėlėm ir dar Edita šok, runkinoks buvo pakabins pristaktas. Tada, sako, runkinok dar paima. Įbėgau tą runkinok, pačiupau į televizorių dar išnešiau. Ir viskas, daugiau nieko.
O, nu ką, gal būčiau, vat, į kokią mašiną vaiką sudėjęs, bet vaikai įsigandė, ką gal būčiau pati dar šokus. Bet kaip tik ant išlipo, dūmais apsiverti visas kambarys toks, ir vėl matom, ar siena kokia išėjo, ar išgriuvo, ta dugnis, va, pasipilė, nu ką, atsisukom, pasižiūrėjom, mašinos deg. Tiksliau pasakys, vieną mašiną deg, traktorius kaimynų būdavo vis laik pasilikęs prie namų sudegė ir beveik naus. Nu ir ką, pasižiūrė, atsisukom, nu ką, vaikai šalta, vės didelis, visi po kelnaičių, po maikučių, bėgam pas kaimynę. Nors iki kaimynės šio geltono namelio bėgti reikėjo kelis šimtus metrų, atrodo, kad tai truko amžinybę. Stiprus ledinis vėjas tiesiog sukaustė beveik plikus kūnus. Aš 2 vaikus nešiau irgi vieną, nežinau, kažkaip va, taip va, pasiskirstėm, va, 2 vaikus nešiau. Iš pradžių aš neatsiminiau, kiek nešiau, nes man tai pasakė kaimynė, kad tu 2 vaikus klibė laikė, aš to net nežinojau. Kažkaip matyta šoks toks, va, visi, nu ką, lūkėlis, man tu iš pradžių, kol bėga ant žemės, šaukia, mama, kujytė šala, visi pliki vaikučiai. Nu nieko, pas kaimynė įmigusi, kol prie langą beldėm, ant atidarus duris nesupranta, kas vyksta. Sakau, Birutė, sakau, sudegėm, sakau, įleisk į vidų, moteriškai sustingu tarp darį, nežinai, ką daryti. Gerai, sakai, eikite tą vidų. Nu ir... Bet pradėjo gaisinę skambinti, kol prisiskambinam gaisinėm, ar linijos užimtas, ar kas ten buvo. Ir į policiją visur taip kažkur 10 minučių, kol prisiskambinam. Irgi dar sakė, iš kaimynų, sakė, žmogus važiavo pagrindiniu keliu, matė va tas sprogimas, sakė, kol nuvažiavo, matom, mes jau buvom pas kaimynę nubėgę, nes mes nieko nematėm, kad ten yra žmonių kokių. Tai sakė, tas žmogus, sakė, poterius išnekėjau, galvojau, kad visą tą šeimą, sakė, jau sudegė, sakė. Štai kas iš dujų baliono liko, rodo Edita. Gaisrininkai tvirtina, kad jis buvo pažeistas, todėl ir sprogo. Kas dabar be pasakys, kas dėl to kaltas? Aš nežinau, aš negaliu nei kaltinti, nieko aš negaliu to dalykų sakyti, kad būtent jis ir kaltas. Gaisrininkai 99%, kad senelis apvirto dujų balioną. Matomai, kažką ten nuskėlė, bet ir dujų balionas sprogo. Tokias bent išvadas gaisrininkai sakė, nes kai mes su vyru buvom ten, kai jau jo ieškojo, tą namą užgesinę, kaip pasakys, pamatus užgesinę, ieškojo daugmaž palei tą vietą, kuris miegojo, ten nebuvo jo. Tai žiūrėt palei sprogimo variantus, kad kažkur galėtų būti nuneštas. Nerado. Tai vat, labai įdomu buvo, kodėl mes jį radom prie durų, prie balionų. Vat. Nes sak, daugiausiai, jeigu jis būtų miegojęs, sprogimo metu jis būtų toliau atsidūręs. O grinai radom prie balionų, sak, čia labai įdomu, sakė. Vasarą Edita su Jonu ketino kelti vestuves. 4 vaikus per 10-metį sugyvenusi pora kol kas jų taip ir neatšoko. Editos mama sako, kad žemaičiai tvirti žmonės. Kaip norės, taip ir padarys. Žiedam žada susimesti giminės, o balius bus suneštinis, šyptelė Edita. Tik Jonas, santūrų žemaitis, tvirtina, kad dabar svarbiausia ne antspaudas pase, o sienos ir stogas virš galvos. Nu, tai stengsimės kuo greičiau. Nes vis tiek ir kitiems ant galvos gyventi, žinai, ir po kojoms maišyteis. Niekam nesenoris. Nori savo kam turėti. Ir viskas. Dabar jau blokėlius einam sesam nusipirki, parsiveži tų kaim ten jau. Nu, iš kokių gaunam, tu tvarkomės kaip reikia kažkas eit. Ir viskas, sakau, čia kitko darysi. Kopijavom iš žurnalų ir ten namų projektą, tokie niekas tai dabar, kad parodyti, iki galo nespadarys, tai kad galėčiau parodyti kažko tai. Bet nedidelis, apie 80 kvadratinių bus namukas. Ne kambarių? Jeigu įskaitant viršų, tai turėtum būti kokį 3 kambariuką. Nedidelį, vis tiek vakų ir nemaža tų mažamėčių, sak, mergelį, atskirą reik jau kampelį. O paskiau jų galės pakeisti kažko tai, su laiku, kada jau bus didesnė. Jau, kaip saktų, tos pertvaras dėktep, gal išardyti su laiku ir dar kur. Didelių namų dabar netek bronks ir išlaikymus. Ar jūs sugebėtumėt su žendu padaryti patys? Sugebėtumėm. Ką aišku, svarbu, tas medžiagas viskas, jau tas pagrins jau, iš dėl jėgos tai. Kaip sakymai, tai neišteižsi žens ir gabus žmogus. Padarysim.
Tai su žentu, kaip suprantu, jums labai nusisekė. Nors duktė jauna ištekėjo, bet su žentu pasisekė. Nu, taip. Darbininkas? Tie būtų prieš nelaimę paklausę, ar mums kas nors būtų padėję. Būčiau sakęs, nemanau. Bet dabar. Po nelaimės tikrai daug gerų žmonių. Dabar sakau, atsistočiau ant kojų. Kam nors taip nelaimė tikrai padėčiau. Kuom tai galėčiau, nes tiek, kol žmogau nieks neatsitinka, kažkaip net nepagalvoju, taip aišku. Ten irgi bėdų turk pasižiūrėjau, sudegė kažkaip, gaila žmonių. Bet dabar, kad pati gavau tuo paragauti, taip kažkaip, nežinau, tikrai gaila. Ir tikrai atsistočiau ant kojų, tikrai žmogui, taip, iš mūsų rajono, ar taip kas nurintais, ar gal gyvenimas bus padarys taip, kad gal bagutesnė bus, tikrai padėsiu, tikrai, nes sunkia dalykai ir kai viską atėm.